Apipavidalinimas. Rėmeliais, šriftais, spalvomis, fono spalvomis, paveikslėliais labai patogu grafiškai, tvarkingai apipavidalinti dokumentą. Ir šis lapelis apipavidalinimo bus praktiškai visose dokumentuose CS3 programoje. Ir čia jūs galite iš esmės padaryti viską. Šriftas. Galima pasirinkti vieną iš sistemoje registruotų šriftų. Čia visi, kokie yra sistemoje. Tokius jūs čia ir matote. Galima visai sričiai, galima vienai ląsteliai. Lietuvybė, kaip matote, išlaikoma visur. Šrifto dydis jūsų neribojamas. Eilučių aukštis, kaip matote, automatiškai pasikeičia, kad tilptų. Riebumas, tai yra boltai. Galime uždėti, galime nuimti. Pasvirimas, uždėti, nuimti. Pabraukimas. Šrifto spalva. Fono spalva. Tokiu būdu patogu išskirti kažkokią, tarkim, ląstelę, kur svarbi informacija, kur kažkokie skaičiai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Kaip galima, dėmesį atkreipti ne tik savo, ne tik sąmatos sudarytojui, bet ir užsakovui. Tarkim, norint pabrėžti, kad ši suma labai kažkuo mus įdomi, mes ją galime išryškinti. Teksto lygiavimas nusakoma šiais 6 mygtukais. Viršuje, per vidurį, apačioje, ir atitinkamai kairėje, centre, dešinėje. Cėlių apjungimas ir išskyrimas. Kaip ir Excel'e, mes kelias cėlės galim apjungti į vieną. Štai pavyzdžiui, komplekso ar objekto pavadinimas ar sąmatos yra per 2 stulpelius, B ir C. Atrodo lyg viena cėlė. Tai yra, jeigu mes čia rašysim pavadinimą, jisai pas mus bus per abu stulpelius. Jeigu norim, galime išskaidyti. Norim, galime apjungti. Rėmeliai. Pavyzdžiui, įkainio rėmeliai, kaip matote, aplinkui yra toks truputį, viršuje tarp įkainių yra truputį tamsesnis rėmelis pusinio storio. Čia ištisai eina pusinio storio šviesiai pilki. Galima paimti ir padaryti šiek tiek kitaip. Pavyzdžiui, aplinkui tebūnie būna juodas ištisinis rėmelis. Per vidurį, tarkim, netoks juodas. Padarykim, kad matytųsi. Spalva mėlyna. Ištisis. Tada rėmelė atrodys taip. Kaip kam iš tikrųjų patogiau tą dalyką galima suderinti ir ateityje tai bus iš tikrųjų labai paprasta padaryti CS3 programoje. Tiesiog pasirinkti nuostatas ir jums pastoviai darys taip, kaip jūs nurodėte. Bet rėmeliai iš tiesų keičiami retai. Norint, prašom, kur kas svarbiau mums šiek tiek kiti dalykai. Formatas. Galima čia įrašyti, nors iš tikrųjų čia apačioje mygtukais parinkta pagrindė naudojami formatai. Pavyzdžiui, valiuta. Valiuta skiriasi nuo šiaip skaičiaus tuo, kad taip pat yra ir valiutos simbolis. Jeigu mes pakeistumėm į eurus, čia irgi atsirastų eurai, mes jas matome. Jeigu mes štai šitos grotelius skaičius, tuomet mes tiesiog paprasčiausiai standartiškai nurodome skaičių. 2 ženklai po kablelį. Procentai, atitinkamai jisai matomas procentais, čia daugiau galūniai galbūt reikalingi. Jeigu mes pažymėsim kaip tekstą, tai net ir skaičius bus traktuojamas kaip tekstas, su juo nebus atliekami veiksmai. Svarbus ir šie 2 mygtukai. Didinti tikslumą, mažinti tikslumą. Jeigu mes pažymėsim, spausim šitą mygtuką, mes padėsim matyti daugiau ženklų po kablelio. Šitą mažiau. Pavyzdžiui, galūnė, štai šita suma iš tikrųjų turėtų būti ne 69 centai, o daugiau.
juos tik tai rodome suapvalintai, tačiau pats iš tikrųjų skaičius yra didesnis tikslumas. Jį mes galime būtent tokiu būdu pamatyti ir parodyti. Tai ypač aktualu, tarkim, konkursinėje formoje, kur tikslumo ir apvalymo paklaidų klausimas yra itin svarbus, apie tai bus vėliau. Įterpti eilutę, stulpelį, pašalinti, slėpti, rodyti. Kai kada, tarkim, nenorima matyti vieną šitų stulpelių. Tebūnie tai būna kaina. Pasirinkus tą stulpelį, spaudus slėpti, mes jį galim paslėpti. Jeigu mes pažymėsime, stulpelio nėra E ir G. Jeigu mes šitos du stulpelius pažymėsime ir paspausime rodyti, stulpelį F kainą mes vėl matysime. Analogiškai yra su eilutėmis. Galime jas paslėpti, rodyti, galima papildomai įterpti su tam tikrom išlygom iš tikrųjų. Pavyzdžiui, antraštė jūs tą dalyką tikrai galite daryti, papildomas eilutės čia ar papildomos, ar kaip tik išmesti, tai yra laisvai jūsų valia. Prie vaizdo elementų šiek tiek galbūt priklausytų ir srities fiksavimas. Jeigu aš paspausiu nuimti fiksavimą, atkreipkite dėmesį, visa sąmatos antraštė važiuoja kartu su dokumentu. Tai yra, pavyzdžiui, važiavę į galą mes galim galbūt ir daugiau informacijos matyti, tačiau nematom stulpelių pavadinimų, nematom šitos galutinės sumos ir taip toliau. Jeigu norime, mes galime užfiksuoti sritį, tiesiog pažymėm sritį, kurią mes norime matyti visada, o čia atveju. Nuo 1 iki 11 eilutės užfiksuoti sritį, tuomet jinai bus visada matoma. Analogiškai galima uždėti sritį ne ištisai visai antraštei, pavyzdžiui, o ir pirmam stulpeliui. Šiuo atveju mes ne tik matysim antraštę visą laiką, bet ir jeigu važiuosim į dešinę, matysime eilutės numerį. Analogiškai galime, pavyzdžiui, kad ir pavadinimus matyti. Tai ne visada aktualu, o štai antraštė iš tikrųjų patogu matyti visada.